Šiandieną susipažinsime su vienu dideliu, stipriu, bet labai jautriu gyvūnu – vyru. Turbūt jau žinote, kad vyrai įsižeidžia beveik nuo bet ko. Patarimai, pasiūlymai, pastebėjimai, kritika, ilgi pokalbiai, per daug emocijų, per mažai emocijų ir taip toliau. Bet yra viena tema, kurios geriau net nepaliesti. Tai šios didžiulės gorilos Achilo kulnas. Jei paliesite šią temą, tai įsiutins gorilą. Paliesti šią temą, švelniai sakant, yra itin kvaila. Taip kvaila, kad jei ją jau palietėt, tai nusipelnė tos aukštos baltos kepurės, nes tikrai labai kvailas poelgis. Tai kas tai per tema? Spėkite, 2 variantai. Pirmas. Pokalbiai apie jūsų buvusias meilės. Arba antras. Pokalbiai apie jūsų buvusius sekso nuotykius. Taigi, 1, 2, 3 ir teisingas variantas antras. Pirmasis variantas vyrams yra kaip pliaukštėjimas per riešą. Jie neteikia daug dėmesio jūsų buvusias meilės ir nėra labai pavydūs dėl emocinių patirčių. Jei ir kiltų pavydas, jis būtų niekis palyginti su variantu 2. Pokalbiai apie jūsų buvusius sekso nuotykius smeigia kaip ietis vyro širdį. Na, gal moderniau išsireiškus kaip spyris į klyną. 1000 metų vyrai ieškodavo skaisčios moters. Tokios skaisčios, kuri nušviečia visą dangų, kaip saulė. Tokios, kuri bus ištikima vyrui ir kuriai jis bus vienintelis. Nors šią dieną turbūt retai moteris per savo gyvenimą yra atsidavusios tik vienam vyrui, o galėtų būti, šis vyrų troškimas išliko. Jei ši tema nepaliečiama, vyrų protas tiesiog pamiršta, kad buvo kitų vyrų nei jis. Galite pasirodyti keista, tačiau šiuo atveju kontekstas nėra itin svarbus. Jei sakysite, wow, tu lovoje daug geresnis nei Tomas. Šis teiginys bus tik truputėlį geresnis nei, žinok, Tomas daug vyriškesnis nei tu lovoje. Visi žodžiai susijęs su seksu turi būti naudojami tik apie esamą vyrą. Net jei ir neigiamai atsiliepiate apie buvusį vyrą, tai yra itin skaudu girdėti. Rimas visada turėjo erekcijos problemų. Taip džiaugiuosi tave sutikusi. Tu toks vyriškas. Vyras galvoja, kad jūs esate ir buvote tik jo, o jei buvo kitų vyrų, tai tiesiog apie tai pamirškite, bet rimtai. Jei prisimenate, gal kažko jums trūksta. Evoliuciškai vyrai yra išsivystę pavydą, sukylantį, kai jų moteris yra ar buvo seksualiai aktyvi su kitais vyrais. Netampykite liūtų už ūsų. Ar turėčiau sakyti karštojo liūtuko? Tiek šiandieną, kiekvieną trečiadienį metu naujus vaizdo įrašus meilės ir sekso tema. Jei paspaustumėt like, būčiau daugiau nei dėkingas. Ačiū.